Ho, sveiki draugai. Šiandien naujas žygis, bet bus ne bet koks. Kadangi sinoptikai žada stingdantį šaltį, tai čia -20 ir daugiau, tai aš keliausiu į mišką su nakvyne išgyventi. Tai kaip man seksis, kviečiu žiūrėti, bet prieš tai paspauskit laiką, galite suprenumeruoti. Be galo būsiu dėkingas naujais kontribį rėmėjais, video prašym yra nuoroda. Ir keliaujam į naujus stingdančius šalčio nuotykius. Tai planas dabar toks. Apie 12 km keliauju į mišką, per pievas, laukus. Ir įsikursim miške. Miške pastatysim pavisinę, užsikursim laužą ir lauksim vakarų. Tai jau žiauriai jautis, viskas sušalė, sustingė. Kamerą irgi tik įsijungiau, GoPro iškart numerį. Tai teko pašildyti rankoj. Nu, bet tikiuosi, kad nesiaužiuos labai reiks. Nu ir šalta. Dabar biškį nusileido, kur vėjas neužpučia. Tai gyvent galima. Eina savo, dėjau dar kiaušinius nešios. Nu, 9 km nuėjau jau, tai kulainė visai šilta, čia biški dabar vėjas aprimo, tai ne taip šalta eit. Baigiau visus žvyrkelius, dabar eisim biški per lauką ir lysim mišką. Nu, kol kas normaliai, kai eini nešalta, bet kamera tai nelaiko visiškai. Išsijunginėja, tai dabar kišenį laikau. Žodžiu, bus problemų su filmavimu, bet gal kaip nors pašildysiu karts nuo karto, kai filmuosiu. Šiaip atrodo diena visai gera, tokia saulėta, bet šilumos nelabai rasta. Svarbu vėjo nebūt, nes tas vėjas labai toks kandantis. Oi, tie dirvonai taip pat šlikščiausia įmui. Bet kitaip neturiu kaip praeiti čia. Vėjelis pučia atviroj vietoj. Toks šaltas. Jo, bet saulė šildo, tai tas ant to įgaunas. Valgyti tai žiauriai noriu, nes vakar sportavau klube. Bėgau daug. Organizmas nori valgyti. Nieko neturi pasiūlyti, viskas gaminama, tai reiks greičiau eiti, užsikais kažką. Jo, kaip girtas atrodo, eini per laukus. Nu, atrodo, praėjau tą dirvoną sėkmingai. Vienu metu kryptelėjau biškį per kelėną, bet nieko, nepirtau svarbiausia. Šlikštu eiti per tuos suartus dirvonus. Nu ką, jau šalia miško. Dabar eisim prie upės, pereisim upę. Ir daug nebeliko, iškosim kur apsistot. Upė, kiek matau, vietom užšalos, vietom ne. Čia va, tokia negili vieta. Vanduo greit bėga, galėčiau praeiti. Bet leistis labai šlikšta. Ir čia prie pat kranto gal net giliau dar bus. Paieškosiu dar, jeigu ką grįšiu. Aš kokį storą kuprinę šiandien turiu, tai visur kliūva. Čia biškį matau gilėja ir platėja, tai čia irgi nėra gerai. Mastau gal per ledą eit, bet žiūriu žvėrių nėra pėdsakų, tai įtartinai, turbūt labai dar ledas plonas. Nes žvėrių pėdsakų tai daug, bet nieks, tik tai smulkus, matos kažkokie vaikšto pelės, gal ir kokie nors kiti gyvūnai smulkus. Na, aš priejau tokį medžių krūvą, tai va ten kažkur rasim tikrai praėjimą. Suversta krūva, o čia va galvoju gal praeit, bet žiūri kažkas čia žvėris ar kas paslydo, bet jau ne ant ledo. Čia va kažkoks mažas žvėriukas tik praėjo. Žodžiu, visiška šikna. Nežinau kaip čia eit, nes medžiai slidus. Tai va bebravietė kažkokia radau suversta čia.
Tai bandysim čia ir eit kažkaip. Nors irgi man nepatinka tos krūvos suverstos, koja kiš ir dar kur nors. Nu, bet kito kelio neturiu, tai kažkaip nesinori man per ledą eit, nors irgi jau buvo galvojęs. Nu va, upę praėjau, tai galim jau gyventi. Dar porą šimtų metrų ir būsiu vietoj. Jau artėjom prie savo vietos. Dar šernioką tokį pagazdinau, nubėgo. Kol kamerą jungiau. Žiūriu, daug krituolių čia atsirado po visų tų vėjų. Čia jau atėjau tą pačią vietą, kur avino galvą kepiau. Mano vietą. Čia va. Įsikursim gražiai ant skardžių. Nu, vėjo svarbiausia nepraneša, nes va, kiek čia visur aplinkui sausuoliai. Tai tikiuosi nieks čia nebus, nepapūs, neužvirs ant manęs. Dabar kūrėmės. Turbūt laužiuką pradėsiu nuo laužiuko, o po to pavisinę pradėsiu. Bet sušalė labai viskas. Dūmai rūksta juodi. Pamedžiai paukščiai. Gal neužvirs ant manęs nieks šiandien. Nu, bus smagu miegot. Nu va, pridega lauželis, 5 minutės. Atseginėjant kuprinę dar segtukas sulūžo. Bet čia mano seno kuprinė vis tiek keisti reikės. Bet va, šalta matyt, bioplasmasė, nors čia su ta kuprinė suėjęs per šalčius. Gal tiesiog kampą blogą parinkau, bet matyt jau ir nusinatęs. Nu va, žiūrėkit, svarbiausia mano kiaušiniai. Nu ne mano, bet vištos. Įdomu, kaip išsilaikė. O, nesudužo atrodo. Prasikūrenom, apsitvarkom. Medžių pradžioj turiu. Nieks nedega čia. Reik biškį pakūrent geriau. Rodo sausos, bet to degimo nėra kaip vasarą. Pasidarysim miegojimui žovėje. Sausas, bet nenori skilt.
jau netiks, per trumpas. Einu aglišakį parsinešti, nuvirti. Lūžta gerai. Va, tokią pastačiau pavėsinę. Tai čia uždėjau iš kitos pusės eglišakių. Čia dabar įdėjau laikinai, kad man šilumą laikytųsi. Tai palapinsiaus, tai mečiau. Nežinau, turbūt laikys, nes žiauriai šalta. Viskas taip suakmenėja greit, sukaulėja. Šalą nenori man net fotikas rodyti. Tai pavėsinė yra, laužas dega, ko daugiau reiktų. Dabar eisiu valgyt gamint. Svarbiausia geltono sniego nepakabint. Čia nelabai to sniego dar yra. Aišku, geriau nežiūrėt, ką čia įdedu. Arbatėlė verda iš sniego. Kaip tyčia nieko neturiu, tai ta arbata bus, kas sniegė buvo. Visokie pjuvenos, jeigu bus, nežinau, ko ten buvo. Nu, bet skonis šauks bus, turbūt eglinis, čia aplinkui eglių daug. Tai toks ir skonis atsigersiu. Žiauriai valgyti noriu, dar nieko neturėjau ką valgyti, tai atsigersiu arba pradėsiu gaminti. Tiek šalta, bet vis tiek bandysim vakarienę daryti. Tai turiu moliūgą, jalapeną, svogūną ir faršą šiek tiek. Tai pirmas planas buvo, kad įkimšti moliūgą ir kep žarėjusi, bet kadangi labai šalta, tai dabar sriubą virsim, arba troškinį kažkokį tokį panašų, kad būtų greičiau ir paprasčiau. Bet šaltis tai, bet tikiuosi, kad pavalgysiu šiltai, bus biški geriau, nes dabar taip neįsivaizduoju, kaip čia miegoti reikės. Kol kas tai nulaužu nuėjus porą metrų, tai žiauriai šalta. Technika irgi durniuoja, apšvietimas neveikia kiniečių, nei viens neįsijungia. Pokščiai čia medžiai aplinkui. Dangus tai giedras. Viskas sušalo. Svogūnai sušalo. Nu, bus įdomiai. Kaip aš tą naktį iškentėsiu. Net moliūgas ir tas panašu, kad živė peršalo. Turbiausia, laužas dega, visa kita nėra taip svarbu. Atrodo, kaip ir sausos malkos turėtų būti, bet ne velnio. Traškan matyt, vis tiek daug lyjo. Ir po to užšalo greitai. Tai dabar dėsim ant ugnies ir virsim. Išvirė sriuba, biškį patvės ir ragausim. Tokią gavus moliūgienę. Nu, reiks tikėkimės, kad sušilsim kažkiek pavalgę. Kas čia per sriuba gavus? O, tokia saldi visai. Gal ir nieko bus. O, biškį pipiriukai kanda jalapeno. Nu, visai nieko. Susidėjau malkas. Kurians, jeigu ką reikės, šalia visai miegmaišio. O ten toliau tokia senelė pasidariau. Ten nelabai degantis, tai kažkiek įkris, parusens jie. Ir prilaikys man šilumai iš anos pusės. Nu va. Dabar 11 valandą, tai dar kimarinu. Turbūt reiks miegoti eit. Susidėjau malkas. Dabar kurį laiką degs. Bet kai bus toliau, neaišku. Nu, matysim.
Viską jau susitvarkiau. O, kaip pokščiai medžiai. Nu, bus įdomu naktį. Tai lysiu į miegmaišį. Laužas dar dega, tikiuosi dar degs porą valandų, trejetą gal daugiau net. Turi 8 valandas iki ryto. Nu tai kentėsim, jeigu bus šalta. Gal nebus šalta, nežinau. Lysiu į miegmaišį, o rytoj viską papasakosiu. Tai iki ryto, tikiuosi, susitiksim rytoj. Labas rytas. Išgyvenau šią naktelę, šiaip ne taip. Nebuvo maloni, bet nemaloni buvo gal dėl to, kad miego šiaip labai mažai buvo, nežinau, kažkodėl visai miegas neėmė. Užmigau tai labai greit, pamigau 1,5 valandos ir po to varčiaus, praktiškai iki 6. Taip. Tai miegu šiek tiek, tai nemiegu. Tai nuo 6 vėlgi jau pradėjau šiaip tokiom po valandą pauzėm miegoti jau. Dėl šalčio tai kažkaip naktį kojas, prieš eidamas miegoti kojo neprisišildžiau. Tokios buvo tarsi drungnos, nes bate buvo jos, batas nelabai šildo. Tai galvoju atsigulęs sušils koją, bet nieko panašaus, visą naktį kažkokios buvo tokios keistos, biškiai sušilo, bet ne taip, kad jaučiau. Bet kažkokia pati savijauta buvo tokia ne visai, nežinau, kažkodėl gera. Nu, svarbu, išmiegojau, atrodo viskas tvarkoj, toj pradėsiu judėti, sušilsiu ir diena prasidės. Miegojau su 2 džemperiais, pūkinė striukė o šitą striukę buvau pasidėjęs po galvą. Nu, taip atrodo mano guolis. Tai dabar sumesim pagalių šiek tiek, iškursim iš naujo ir gaminsim pusryčius. Vakar prieš einant miegoti gerai pakūrinau, gerai pridėjau malkų, bet degė gal tik 1,5 valandos. Praktiškai, kai užmigau, pabudau po 1,5 valandos, tai nebegirdėjau, kad spraksėtų laužas. Tai visą naktį matyti ruseno, bet nereik norėti, kad bet kokios pagalius sudėjus krituolius, kad čia jie gerai degs, nes vieni šlapi, kiti jau apipuvę, tai to degimo normalaus ir nebuvo. Sriuba ledas. Kiaušinius buvau pasiėmęs, padėjau biškį arčiau ugnies, galvoju pažiūrėsiu testas koks bus, ar išlaikys ar ne. Nu kaip ir irgi neturėjo išlaikyti. Įskilęs. O, kitas normalus. Nu liktai gal ir gerai, gal išsikepsi kiaušinienę. Nu padėkim arčiau ugnies. Gal ištirps. Sriubą kažkaip, nežinau, vakar pasigaminau, bet nelabai man suėjo. Na, kiaušiniai šyla, sriuba irgi šyla iš ledo. Sriuba pašilo, užkandam šiek tiek. Reiks dabar kiaušinius virsim. Nu galvojau kepti, bet kažkaip vienas sušalęs, tai aš manau, kad labai ilgai lauksiu, kol atšils. O tas atšilęs vėlgi neaišku. Jo, bet įdomiai. Vienas kiaušinis sušalęs ir susprogęs. Nu taip turėtų pagal fiziką būti. Šala ir vanduo ir plečiasi ir sprogsta, o šitas kažkodėl ne. Gal pagėdas jis. Kiaušiniams virti nėra labai svarbu. Tas sniego švarumas.
Verda kiaušiniai. Tai vienas pilnai užšalęs. Tai pavirsiu ilgiau, gal 15 minučių kokį. Nu, turėtų išvirti vis tiek. Kraunas mano telefonas prie laužo, nes baterija nenori visai kraut. Kiek laikiau miegmaišį, vis tiek atšalus yra. Nu ir mano kiaušiniai baigė išvirti. Šiaip diena tai graži, saulė šviečia. Aišku, tie šilumos nelabai yra. Vienas kiaušinis bus pabėgęs. Jo, vienas kiaušinis pabėgęs, vis kitas normaliai. Traukiau kiaušinį, rankas pašildyti. Žiūrėsim, kas čia šitas nušalčio nesusprogo. Gal kažkas jam yra. Skanu. Tik kiaušinis labai įdomus. Toks korėtas, matyt nuo šalčių. Prie upės, bet vandens, bet labai visur statui, nėra iš kur paimti. Blynams užteks prie pavisinės, paimsiu sniego, daug nereik, užteks. Bet kaip slidu eina savo, aš čia vaikštau, tai kaip karvė ant ledo. Naktį girdėjau, kažkoks žvėris liktai per ledą ėjo, lūžo, taip stipriai sutraškėjo. Bet žiūriu, nematau niekur, nebent ten toliau kažkas bandė eiti. Išsitirpdėm sniegą, vandens, dabar įdėsim miltų. Svarbiausia nepadaugint, nu, jau matau, būsiu padauginęs. Tai vietoj lietinių gausis tokie miksas tarp blyno ir lietinių. Nu, vandens naujo nebedapilinėsiu. Dėsiu dabar biškį faršo, patrinsiu, kad riebalo būtų, nedegtų taip. Nenori kepti tas faršas. Tuoj paimsim didesnį gabaliuką. Padėsim biškį ant keptuvės, kad daugiau paskrustų. Dedam tešlą, nežinau, kas čia gausis. Reikia gerai ištepti, kad ploniau būtų, greičiau iškeptų. Bandau apverst. Nu nieko, biškį traukia, bet apverčiau. Nori degti man, tai reikia biškį faršo dar įdėti, kad riebalo būtų, nes kažko traukia man prie keptuvės tą blyną. Šiaip galime blynus ir be keptuvės kepti. Ant pagaliuko galima tešlą užvynioti ir įdėti ugnį, bet dabar šalta, tai nelabai gautųsi, nes net tešla tokia trupanti, jeigu palaikai toliau nuo laužo. Nu, baigė iškepti blynas, tai dar įdėsim kumpį, bet kumpis tai net šarmas byra, kaip jaustai, tiek sušalęs. Va mano blynas arba lietinis su šoninė. Diena visai šilta, bet kai nueini nuo laužo, tai brrr. Nu, gavus visai skaniai. Vis dėlto angliavandenių tokių nevalgiau visą dieną, tai miltai labai gerai. Va, ko aš labiausiai bijau, kaip prie laužo miegi. Va, pradegė. Labai svarbu šilumos saugom yra pavėsinė. Tai šiluma sklinda į viršų, bet dalis šilumos ir į šonus. Kad ta šiluma neišgaruotų, yra gerai palapinsiausti. Tai dabar apmiegojimo sistema. Tai apvalkalas išorinis, vienas miegmaišis vasarinis
ir antras žieminis šiltas. -12 komfortas. Kilimėliai 1 ir 2. Kilimėliai gerai, iš apačios šaltį nieko nejaučiau. Tai miegojau irgi 3 kojinėm, vilnonės 1 ir merino vilnos kojinės. Ir šiek tiek šalta buvo kojom naktį, neiššilo gerai. Žodžiu, GoPro nelaiko visai, 7 procentų yra, bet sako šalta ir išsikrauna. Keliauju dabar link civilizacijos, dar turiu praeiti upę. Atrodo, nėra labai šalta, gal biški šyla. Dabar daug judėjau, daug vaikščiau, gal ir nėra labai šalta. Jo, čia sunku dabar. Šakos visos, akmenys apledėję, nieko nesimato. Po sniego tai labai nesunku išsitiesti yra. Kažkaip reikia užlipti. Nejaučiu. Suskirsuot, nes čia visur stačiai. Atrodo, praėjau upelį. Dabar reikia viršų eiti. Svarbiausia koją nepadėti ant medžio, nes medis dažniausiai būna slidus ir tada apvirsti. Dar vieną daubą priėjau. Irgi leistis man ten į apačią. Čia visur baisiai stat. Dar sniegas ir slidu. Pabandykit, gal ten kažkur praeit bus. Jo. Kažkaip nusileisiu šonais. Čia vanduo teka. Čia nėra taip toli. Mano medis ten. Įtariu, reiks eit per medį. Galėčiau ten ant akmens, bet ant akmens neaišku. Gal ledas bus. Eisiu per tą savo rastą. Kas blogiausia, su pagaliu tai atsiremiu ledą, bet tas ledas gali būti slidus ir jeigu slysiu, tai jau nukrisiu. Dar biški. Ai, tos upės. Vos nepaslydau. Įveikiau kliūtį. Ką, keliausim civilizaciją. Ką, draugai, mano žygis į pabaigą. Labai keista para buvo tokia gamtoj. Šalta, saulė šviečia, vėjo nėra, tai sunku perduoti tą šaltį, kokį patiriu. Bet kas gavos, tas gavos, jau stengiaus. Tai ačiū, kad buvot. Ir iki kitų susitikimų. Ate.